Sveiki, šiandien noriu papasakoti, kas yra ta regresinė terapija. Kaip galbūt daug kas esat girdėjęs apie ją, bet tiksliai nežinot, ką tai reiškia. Tai šiandien aš pasidalinsiu tą informaciją. Pradžiai, kad suprasti, ką reiškia regresinė terapija, reikia mums susipažinti, kokios yra sąmonės dalys. Tai pati didžiausia yra mūsų pasąmonė. Jinai valdo emocijas, pastovią atmintį ir automatinės programas. Kas tos automatinės programos, mes truputį susipažinsim vėliau, o dabar važiuojam toliau. Toliau yra sąmoningas protas, kuris atsakingas už analitiką, mąstymą, logiką, racionalų mąstymą, valios jėgą ir laikiną atmintį. Šias dvi dalis skiria vadinamas kritinis protas, kuris susiformuoja esant 6 metų amžiaus, kai mes dar vaikai, ir jis neleidžia, kad į mūsų pasąmonę įsiskverbtų kažkokios svetimos programos, svetimi dalykai, kurie mums nepriklauso. Yra dar vadinamas nesąmoninga dalis, tai vadinamas aukštesnysis aš, tai yra mūsų ryšys su kūrėju, imunitetas, bet šios dalies mes neliesim. Dabar, kad palyginti mūsų sąmoningą protą ir pasąmonės galią, tai galite matyti, kaip šitoje skaidrėje, mūsų sąmoningas protas gali vienu metu atlikti vieną operaciją per sekundę. Jeigu logiškai taip paprastai paaiškinus, mes galim vienu metu daryti vieną darbą, užsiimti vieną veiklą. O pasąmonė vienu metu gali atlikti 9 milijardus operacijų per sekundę. Tai reiškia, jinai reguliuoja visus kūno procesus, kraujo spaudimą, kraujo sudėtį, mūsų kvėpavimą, širdies plakimą ir absoliučiai ląstelės dalinimąsi, maitinimą, endokrininę sistemą, nervų sistemą, ir visa tai vyksta vienu metu. Ir mes to nejaučiame, tai tiek galingas kompiuteris, kuris viską tai už mus daro. Mums nereikia tuo rūpintis. Dabar yra tas kritinis faktorius, tai čia toksai sargas, kad į pasąmonę neįsiveltų kažkokie svetimi dalykai, svetimos programos. Puikiai atvaizduoja šį skaidrį. Taigi, tos pasąmonės programos, idealiu atveju, kai pas žmogų viskas gerai, visos tos pasąmonės programos yra vienybėje, dirba, padeda vienai kitai, neprieštarauja vienai kitai, padeda žmogui. Bet kas, jeigu kažkuri iš tų programų sugenda? Kas, jeigu jinai veikia prieš organizmą? Kas atsitinka? Ir kaip žinome, pasąmonė mums duoda žinoti apie savo veiklą per emocijas. Pas mus išlenda emocijos, kokios baimės, gal pyktis, gal dar kažkokios jam. O kas, jeigu kelios tokios programos atsiranda? Panašiai vieną žmogui gali tapti labai sunku išsivaduoti iš tų pinklių, ypač jei tos sugedusios programos veikia išvien ir veikia vieną gyvenimo sritį. Dabar, ką reiškia tos sugedusios programos? Tai paprasčiausia, tos programos, kurios galvoja, kad jos padeda žmogui, bet iš tiesų jos kenkia. Paimkime tokį pavyzdį, kai buvo po Antro pasaulinio karo japonų kareivis, kuris dar 29 metus kariavo po karo pabaigos, nes jam niekas nepasakė, kad karas jau baigėsi. Jis to paprasčiausiai nežinojo ir uoliai vykdė savo pareigą, šaudė į turistus, nes galvojo, kad gina savo šalį. Lygiai taip pat ir pasąmonės programos. Jos kažkada pasiteisino,
toks reagavimo būdas padėjo jums paprasčiausiai išgyventi. Padėjo išgyventi tam tikroje situacijoje, kai buvo sunku. Ir tai užsifiksavo visam laikui. Visam laikui, kad toks reagavimo būdas yra naudingas, jis padeda išgyventi. Ir nesvarbu, kad jums tada buvo 2 metai, gal 3, gal 5, bet ši programa užsifiksavo ir dabar jinai vis kartojasi ir nesvarbu kiek jų metų, 30, 40 ar 50. Jeigu jūs neperauklėsite tos programos, nepakeisite, nepasakysite kitam japonų kareiviui, kad taip, karas baigėsi, nebereikia kariauti, užtenka kariauti, tu gali būti puikus gidas turistam vedžioti, būk naudingas vėl mano kūnui, mano organizmui. Ir kaip dabar atsiranda tos programos? Daleiskim kūdikis su tokiom akim ir jisai iki 6 metų neturi to sargo, to kritinio faktoriaus, kuris atblokuoja, kuris filtruoja informaciją, kurią jis gauna. Į kokias sąlygas jisai papuolė, į kokią šeimą papuolė, kokie santykiai su tėvais, ar tėvai gerai sutarė. Jis viską fiksuoja ir pasąmonė atsimena kiekvieną akimirką, kiekvieną gyvenimo sekundę. Kūdikis, stebėdamas pasaulį, gali priimti tokius sprendimus apie gyvenimą, apie save, apie žmonės, kai paskui tie sprendimai įtakos toliau visą jo gyvenimą. Kūdikis tai kūdikis, bet ar yra? Kokie tėvai papuolė? Ar patys tėvai buvo laimingi? Ar jie žino, ką reiškia mylėti? Ar jie patys iš savo tėvų gavo tos meilės, ar jiem perdavė, ar jie moka patys mylėti? Taip pat yra dar darželiai, auklėtojai, mokyklos, bendramžiai ir tiek daug situacijų, kai tam mažam žmogui reikia išgyventi, reikia atrasti save. Ir nenuostabu, kad jisai gali priimti kažkokį sprendimą, priimti kažko bijoti, priimti kažko pykti, priimti tokius sprendimus, kad galbūt nenori gyventi. Ir tai persiduos toli gražu į ateitį. Su tais sprendimais gyvensite visą likusį gyvenimą. Kągi daro ta regresinė terapija? Tai yra grįžimas atgal į praeitį, surasti tas trauminės situacijas, kur buvo priimti tie blogi sprendimai, kur buvo tos trauminės situacijos, surasti tas vietas ir ištaisyti. Ištaisyti paprasčiausiai, pakeisti tai, perprogramuoti savo atmintį, kad po to, po terapijos, visos dalys būtų harmonijoje, būtų vienybėje ir tik padėtų gyventi, teiktų džiaugsmą, pasitikėjimą savim, norą gyventi, kad mums gyvenimas nebūtų kančia, būtų malonumas, galėtume kurti santykius, uždirbti, turėti gerą sveikatą. Ar regresinė terapija gali pakenkti? Atsakymas tai ne, nes darbas vyksta principu 50/50. Tai reiškia, aš kaip vedlys atlieku tik tai 50% darbų. Aš galiu pasakyti, ką daryti, duoti tikslės instrukcijas, kur eiti, ką padaryti, ką pakeisti, o kitą 50% tenka padaryti klientui. Jis turi norėti ten eiti, norėti pakeisti savo gyvenimą. Aš negaliu pakeisti jo gyvenimą už jį. Tai nereiškia, kad jisai atėjęs į seansus, pagulės, pailsėsiu ir ateisiu, išeisiu jau sveikas. Ten vyksta labai didelis darbas. Sąmoningumas būna pilnas sąmoningumas visos sesijos metu. Tu bet kada gali išeiti iš ten, jeigu matai, kad tau kažkas tai netinka. Tu gali atsistoti, man tai netinka ir nutraukti bet kuriuo metu. Bet to, transo būsenoje negali savo meluoti. Gyvenime mes dažnai bandom nustumti kai kurios įvykius, kai kurios prisiminimus kuo toliau, neprisiminti, pabėgti nuo jų. Transo būsenoje tai tokia būsena, kai būna prieš pat užmiegant arba ryte ką tik pabudus. Dar kaip ir visas atsipalaidavęs, bet jau gali galvoti, jau gali mąstyti ir toj būsenoje tu tikrai pamatai, kas tau neduoda gyventi, kur tau tos problemos. Taip pat teks susidurti su tikruoju savimi, priimti save ir ištarti. Užtenka kentėti, aš atėjau tau padėti.
Ir viso to rezultatas - laimingas naujas gyvenimas. Ir spręstos problemos.